Sveiki, su jumis Tomas ir šiandien bus video apie Opel Zafira. Ką aš bandysiu padaryti, tai bandysiu pakeisti jai turbiną. Esmė yra tame, dėl ko aš tą video darau, tai kad turbina jau užsakyta iš AliExpress, taip dabar daug kas sakys, čia kinietiškas, nieko nelaikys, bet yra tokios info, kad dėl laiko. Ir dabar turėjau tokį pasirinkimą. Arba restauruoju Lietuvoje už 200 su virš eurų, arba nusiperku iš Kinų pilnai naują. Tai va, ir ją bandysiu pakeisti. Tai aišku, žiūrėsim, kaip seksis čia su varžtais, nes dažniausiai varžtai prie išmetimo kolektoriaus būna užpuvę, uždeginę. Gal pavyks atsukti. Ir dėl ko aš pasirinkau iš kiniečių, tai gal todėl, kad esu matęs, kai mano pažįstamas restauravo Volvo turbiną. Lietuvoje restauravo įmoniai su patikinimais, su viskuo, ir ta turbina išlaikė metus laiko. Po metų laiko apsipylė dūmais ir teko per naują galvoti kažką. Tai man atrodo, jeigu neklystu, jis jau pirko gal 9, nebepamenu tiksliai, nes tai buvo prieš daug metų. Tai va, tai dėl to aš nusprendžiau irgi priimti tokį sprendimą, kad turbiną nusiperku iš kiniečių. Tikrai pas juos yra praktiškai visom mašinom. Tai gal mano buvo sunkiau ras, nes pas mane Opel Zafira yra tokia įdomesnė specifikacija, 60 kW, kas būna dažniausiai daugiausia Lietuvoje 7,2 ar kelių ten kW. Tai pas mane 6 kW, todėl jam buvo sunkiau surasti turbiną. Bet radau ir bandysiu keisti, įmesiu nuorodas po vaizdo įrašo aprašyme, būtent nuorodas, iš kur aš pirkau. Ir pagal tam tikrus kodus, kuriuos rašo ant turbino, vėliau parodysiu, kur galima tiesiog nusiųsti pardavėjui užklausą ir jisai pasakys, ar mes turim tokią ar ne. Tai va. O dėl ko aš noriu keisti, tai būtent todėl, kad šita turbina labai šlapuoja, o kaip matot, yra visa paskendusi tepaluose. Ir kitas dalykas yra visi tepalai. Tai vienas iš tų, tai kad jau tepalus varo į įsiurbimo tą visą vamzdį ir keliauja į kolektorių. Po visus plyšius, po visų leidžia. Tai va, toks mano darbelis šiandien pasikeisti. Kažkiek filmuosiu, bet esmė ta, kad rezultato iš karto, aišku, aš nepasakysiu, įdėsiu, pasivažiuosiu, matysiu, kaip man viskas sekėsi. Ir po to, jeigu kažkas atsitiks ten eigoje po metų ar kažkiek, tada aš pranešiu. Tikrai man tai nėra kažkoks tikslas slėpti, ar pavyko ar ne, bet esmė tame, kad tikrai pranešiu, jeigu bus kažkas su turbina negerai, nes šiaip tai nėra viskas normaliai. Mačiau, net ant varžtų yra užtepta dažais, kad jau subalansuota viskas padaryta taip, kaip turėtų būti. Tai va, tai matysim. Nes šiaip tų Opelių yra lygos sunkiai kūrėsi dėl to, kad oro prisigaudo, tai irgi bandysiu ateityje šitą problemą spręsti, tik nežinau, ar tą filmuoti ar ne. Jeigu dažėjot video iki dabar, tai parašykit komentaruose, ar norėtumėt matyti, kaip visą kūro sistemą tikrinu ir ieškau problemas, nes dažniausiai ryte jinai neužsikuria, todėl kad visas kūras subėga vamzdeliais atgal į kūro baką, kol neužsipumpuoja siurblys, tol sunkiai užsikuria. Tai va, tą problemą ieškosim. Tai gali būti grįžtami vamzdeliai guminiai ten yra, tai gali būti pačiam siurbly, gali būti pačiam filtre ir taip toliau. Bet šiandien bus video apie turbiną, kurią reikia pabandyti pakeisti. Maksimaliai nuplauti. Čia bandysiu gal nusiplauti šiek tiek variklį, nes baisiai atrodo. Čia šitą mašiną nusipirkau prieš mėnesį. Pirkau todėl, kad aš turiu lygiai tokį pat doną, kuriam variklis yra tvarkoja, tik visa supūrusi. Tai nusipirkau lygiai tokią pat, kad turėčiau iš ko variklį taisyti. Bus reikalų, nes čia priblūdyta normaliai jo šitai mašinai.
kažkokių pridėta relių papildomai, kad apgauti temperatūros sensorių, tai dar kažką. Šiaip gal mintis viską gerai, bet matos, kad žmogelis pats teisė, kiek suprato tiek. Tai va, kainų persirengti, neštis įrankius, gal bandyti su kecheriu gražiai apsiplauti atsargiai, kad netrapus kažko vandens. Tai va, ką mes pirmą turim padaryti, nusimti oro filtrą, nusimti šitą vamzdį, nusimti šitą, nusimti apsaugą turbinos. Ir tada bandysim kapstyti pačią turbiną. Tai va, nu ką, judame, ne? Va, kaip matot, liko nebedaug. Nenorėjom viso kolektoriaus, nes būčiau įsivėlęs į turbūt daugiau darbą. Tai ką, po kol kas atsiėmiau laidus čia, tiesiog nuo pakaitinimo žvakės, nuo turbinos valdymo ir nuo sauto matuoklės, kad būtų lengviau paeiti. Praktiškai visus varžtelius atsikau, liko vienas apačioje ir liko apatinis turbūt gal padavimas, ten nežinau tiksliai vamzdelis. Kaip ir viskas, ir tada matysiu, kaip atsijungia šitas, ten, nes dabar neina paeiti ir pasižiūrėti. Ir kas svarbiausia yra tai, kad šitie varžteliai, kaip minėjau, būna perkaitinti, tai labai atsargiai uždedat ir labai iš lėto sukant.
atsileidžia, dar vieną vaštelę nereikėjo kažką galvoti o laužyti. Tai va, jau nebedaug liko. Nefilmavau viso proceso, nes labai būtų ilgai gavęsi. Kitas dalykas, kameros batarika seko. Tai va, tai dabar liko nedaug. Liko 3 vaštai, turėtų šitas daiktas įsiimti lauk. Tada kai tas įsims, tada gali būti, kad šitą lengvai nuimsim. Ir tada žiūrėsim, ar mums tinka, ne, nes reikia niekada skubėti draskyti, nes jeigu kažkas netiks, kad galėtumėt tą patį surinkti atgal. Neparodžiau visą ciklą kaip ištraukiu, bet va, sena, nauja. Dabar tik svarbu mums pasižiūrėti, viskas tiks, mums viskas sueis tikrai. Buvo problema su šituo vašteliu. Jį labai sunku atsukti, neteko iki galo atsukti, kad ištraukčiau. Tai va, ir dabar mes galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, kaip čia tiks. Kaip ir tinka, viskas sukasi. Ir dabar kaip tiks į šitą galą. Tai, kai minėjau, reikės ten kažkaip tą nuimti. Kad turėtų irgi tikti. Dabar reikės sudėti viską. Sudėti viską atgal. Все, viskas tinka, sukasi kišusi ten ir ten. Svarbiausia saugot, kad nenulankstytų spanuočių. Aš dar paimsiu, dabar įpilsiu čia tepalą, kad visur vėl, ta prasme, kai pasileis, kad nedirbtų ant sauso. tą patį padarysi iš viršaus ir tada pabiškai pradėsi rinkti. Aišku, apsivalysi viską. Būtų gerai šitą nusimti, išsiplauti, va dar reikės kažkaip įsikrapštyti jį. Ir išsiplovus viską pasidarius, biškai ateina lietaus, nieko, reikia daryti viską. Tada ką, mažiau kalbuoną pradedu daryti, nes tikrai ateina nelabai gražios debesis. Kaip sakinėja, turbinai jums reikės šito va kodo. Ne šitų viršui, bet va šito. 4-5, 4. Šiaip labai gerai, jeigu neaišku skaičiai, jie labai gerai nusifotkinti su saulės efektu. Tai gaunasi tas biškai išaiškėjęs skaičius. Ir po to suvedė šitą skaičių,
jūs matysit, kokiai mašinai stinka ir tada galite užsisakinėti. Nes, pavyzdžiui, mano atveju Opelį, jeigu gali čia yra ne 8, o 6, tada aš galvoju, kad čia 8 yra, tada eina ant Volvo, man atrodo. Tai būtinai šitą skaičiuką. O taipogi komplekte įėjo ir šabutės, tarpinės tiksliau, o ne šabutės. Tai viską dedam naujai. Patarimas yra toksai, kad apatinį varžtelį, čia dedas tokios metalinės juostelės, jeigu vieną atsiki ir pilnai atlenki, tai šito kraštas pasidaro lygiai su šito kraštu. Tai mano patarimas yra toks, kad jūs paimtumėt, ten prisisuktumėt iš pradžių su rankom, nuleistumėt tą vienas, tą būtent metaliuką į apačią, įkištumėt turbinę, tada pakeltumėt, ten neužsifiksuotų ir tada susidedat visus varžtelius, nes kitaip žinokit, bus reikalų, o aš nenoriu, nes aš kiek žiūrėjau ir domėjausi, jeigu norint čia dirbti pagal visas rekomendacijas, tai reikėtų atsisukti į visus kolektorius. Aš to tikrai nenoriu, aš bandau tokiom sąlygom eiti visko. Neblogai ganėtinai sekasi iš tikrųjų. Patarimas yra toks, kad žinotumėt, kaip iš apačios prisukti varžtelius šituos. Tai iš pradžio bandžiau, aš čia komponavau visokius tokius dalykus, bet sunku greitai, žinokit, žiauriai geras dalykas, 8 mm raktelis užsideda ir galit pasivežti viską. Tai va, jau tiek sudėjau, šitie prisuktas, iš apačios prisuktas liko, šitą uždėti, va, viskas sukasi. Ir ką, nebedaug liko, nebegaliu filmuoti ant stovo, nes lygiai lyt nori, lygiai nenori, neaišku, čia su oro. Tai va, tai tokiais potarpiais pafilmuosiu. Nu ką, viso, įdėjau naują turbiną, pasileidau. Sukasi, nebuvau uždėjęs šito, tai ašelę liečiant jaučias, kad sukasi, kaip ir viskas tvarkoja. Buvo atsukęs šitą varžtą, pažiūrėt, kaip čia tas tepalas, tai pasirodo, čia paduoda. Dėl to biškai apsilaistė, reikės apsivalyti. Dūmo tokio, kad degintų tepalą nemeta. Dabar reikia pasilėkti, pasibandyti. Nemažą atstumą. Viską plius minus apsivaliau, kad matyčiau, jeigu pasikeičiu dar tas vašlangutės. Jos būna irgi suskerdysios, tai matysiu, kaip rytoj vesis, o čia visą apsivalęs, dar čia apsivalysiu ir stebėsiu. Jeigu vėl pradės šlapuoti, reikės ieškoti kitų problemų. Nu va,
Turbina kaip ir gerai, viskas veikia, jau pavažinėjau apie kiek čia, maždaug 4-5 dienas. Ir pirštų netepa, tai reiškia, tikėkimės, kad tepaliuko nebus. Tai va, kaip ir viskas tvarkoja, dūmais neapsipylė, žiūrėsim kiek laikys. Jeigu turbina neatlaikys metų, tai tikrai nufilmuosiu. Ir pasakysiu, kad blogai, bet kol kas man jinai kainavo apie 100 eurų, plius įsidėti pačiam. Ar verta restauruoti ar pirkti iš kino naują, patiems spręsti. Viso, iki sekančio video.